Galvojat, Mariau, tau dar neužteko kalėjimo viešbučio Šri Lankoje? Aš sakau, kad kaip galima būti Amerikoje, pasaulio kalėjimų sostiniai, kur daugiausiai kalėjimų ir nei vieno neaplankyti savanoriškai arba nesavanoriškai. Tai aš geriau renkuosi savanoriškai aplankyti. Tai šitas senasis Joliet kalėjimas veikia nuo 19 net amžiaus jau daug metų ir uždarytas berods 2002 metais. Tai paskui čia filmus filmavo, serialus, kalėjimo bėglius, Bliuzo broliai. Aš žinau tą filmą Bliuzo broliai ir čia labai daug visur apie jį minima, bet aš niekad jo nemačiau. Tai šiaip dar daug visokių filmų. Sėdėjo visokių tais nusikaltėlių, piktų ir nepiktų. Vienas iš tokių, kas žino serijinius žudikus, tai Jonas Gacy'as prieš mirties bausmę. Čia kažkiek sėdėjo, kur ten daugiausiai nužudimų istorijoje Amerikos turėjo. Tai va tokia vietelė, kur sakau, biškį aplankyti, pasisemt blogos energijos. Čia jau panašu, kad vienutės tokios, bet daug didesnės už kameros. Kameros turbūt dvigubai mažesnės už vienutę. Ir dar vienas sėdi, kai ten kamerai dviese reikia grūstis. Va, kas kalėjimo bėglius matė, aš dabar tik pirmą sezoną žiūriu, tai čia kapojo grindys jie, kad pabėgtų šitoj vietoj. Bet panašu, kad neprasikapojo. Tai toliau aš nebežiūrėsiu tada serialą, nes viskas kaip ir aišku. Tai va, esu dabar prie Čikagos, turiu 6 dienas nusigauti iki Niujorko. Tai ką žinau, jeigu nieko neveikėt, varom kartu, aš jokio plano neturiu, kažkaip ratais, kvadratais ten nuvažiuosiu, kažką pamatysim, pasižvalgysim. Varot? Varot. Šio epizodo ratai Chevrolet Malibu. Šiaip tai tikrai jokio plano neturiu, net nakvynės nei vienos neturiu susakęs. Šiandien planas vienintelis, kad davažiuoti iki Kentukio valstijos ir ten kažkokį pasimsiu kokį tokį amerikietišką motelį, pigų, girgždančią lovą, uždegi šviesą tarakonai, išsilaksto iš visur. Kažkas ten lauke šaudo, gaudo. Manau, kažką rasiu tikrai. See clear as the light of day, running on curves cause I'm out of luck, and I'm tucking my tail and running away. I'd rather face the good God Almighty, have mercy on me when it comes across in a good godly woman that just scares the devil right out of me.
Nu, bet čia jie mėgsta tą kukurūzą augint. Kiek dabar važiuoju, 2 valandas beveik vien kukurūzų. Bet ir maiste visur čia. Kukurūzų sirupas tas pridėtas visur ir kukurūzų krakmolas. Visuose vos produktuose, kiek taip pažiūrį sudėti. Nu, aišku, visokie popkornai populiarūs ir taip toliau. Pas jos sankryžos va tokios, iš visų 4 pusių tai ir sustatyti stop ženklai. Taip, kokia čia tvarka važiuoti, visi sustojom. Pagal mašinos dydį čia maždaug kas didesnis per daug važiuoja. Nu, dabar sustojom. Tu važiuoji. Dabar aš važiuoju. Ačiū. Aš nustebęs, kiek čia padangų prisproginėjusių ir gabalai mėtos visą šalikelę. Dabar, kiek važiuoju, ištisai padangos sprogė abiejose pusėse kelio. Nežinau, ar čia nieks jų niekad nesurenka ir čia per metų metus kokios, ar čia tiek tos padangos sprogs išduotos. Keliai nėra geriausi, kad nežinau, dabar pavažiuoju dar Illinois, tai tokie kažkokie blokai būna, tum kaip per darką važiuoju. Įtakos turi. Belekas. Ištisai padangos turi drapalintas. Pažiūrim, ką infliacija padarė iš dolerio parduotuvės. Doleris 25. Tai reiktų pakeisti jam pavadinimą parduotuvės. Tai kaip atidaryt man dabar? Aš tikėjau čia nusipirkau kokią pagalvę ir kokį užklotą papigę, nes gali būt, kad ir kokią naktį vieną kitą teks mašinai pernakvoti. Nes šitą infliaciją tai ojojoj. Po Indijos, po Azijos keliaut Amerikoje, tai čia ne kultūrinis šokas, o finansinis šokas sąskaitai, piniginiai, kišeniai, viskam. Tai gal dar rasiu kokią pardę, kad būtų kokios pagalvės. Šiandien manau, kad į viešbutį rausim. Pasirodo, į valandą priekį pavažiavau, nors realiai važiavau taip žemyn tik tais dabar nuo Čikagos į Indianą. Dabar Indianoje esu ir valandą užsimetę. Praradau valandą tiesiog. Bandom Walmartą, šiaip Costco geriau, bet anksti užsidariau, tą valandą praradau. Čia manau, kad bus. Tik dar nebuvau Walmart'e, nežinau kokios čia kainos, kokia pasiūla. Kur patalynė? Nerandu nieko iš čia. Moterų krepšinio komandos marškinėliai. Nenoriu nieko įžeist, bet įtariu, kad jos reiks nukainuot, kad išpirktų. Labai reiks nukainuot.
Amerika, fuck yeah. Jau kažkur aš čia arčiau. Va, ką aš ieškojau. Kartais man patinka, kaip čia Amerikoje taip aiškiai pasako, ką daryti, ką nedaryti. Konkrečiai nerūkyti prie ferverkų parduotuvių. Taip, turim dekį išsiklot, čiužinį pasiklot, pagalvę po galvą ir ledų. Šitai žiauriai geri. Kibiriuką ant karto suvalgai ir nieko nebūna, tiesiog normaliai jauties. Sudėtis labai paprasta. Pienas, cukrus, razinas, kiaušinių triniai, biškį romų. Gal eik pasimsiu save. Kai idealiai čia telpa, čia sukurta, projektuota mašina pagal šitos ledus. Kažkaip galvojau, kad jau nebeegzistuoja ta amerikietiška svajonė, bet dabar važiuoju. Amerikietiška mašina, amerikietiški keliai, ženklai, o po dešinę dar ir skanūs ledai. Kas gali būti geriau. Bet jeigu laikau kamerą su kairė ranka, valgau su dešinė, tai su kairė vairuoju. Nedarykite taip namie, tik užsienį. Dabar žiūriu, kad aš čia turiu lane assistant, net nemačiau visą dieną. Tai realiai tų kelienų net nereik čia, beveik kai tiesus kelias. Ateitis jau čia. Žodžiu, važiuoju. Jau tas kentukis netoli, bet žiūriu, yra aikštutė. Parkingas normalus. Ten fūra stovi, kemperiai, čia lengva mašinom. Gal net dušai, ten yra kažkokios patalpos, tai galvoju, reikia išbandyti tą Walmarto sumestinę lovą už kažkur $20. Tai einam pasikloti. Kažkoks kaip turistų centras tipo informacinis. Dušo nėra. Kažkaip. Ką įsirankiau savo guolį. Vienas minusas, kad šito štorkį nenusiema, tik tokį karstą turiu lysti. Ir dar vienas, aišku, minusas ant akumuliatoriaus būna visą laiką. Šitas geras. Tik įlipau mašiną ir galvoju, kažkas negerai. Ir supratau, kad žiauriai karšta. Vis dar laukia pasižiūrėjau 27 laipsnių. Tai užsikūriau mašiną dabar. Pasileidau kondicionierį ant stipriausių, kad biškį atvėstų. Nes langus tik čiut prasidariau, bet čia nebus naudos. Dar užsidėjau kelnes tokias rimtos, net nežinau, kodėl šias dėjausi kelionė iš Vilnonės uosto. Bet manau, kad net dekio neprireiks. Tai šiandien žadėto bjauraus viešbučio nepasiėmiau, bet pažadu rytoj tai tikrai tokį fui išsirinksiu. Nes aš žinau, kam iš čia susirinko, tikrai nepažiūrėt, kaip aš mašiną mėgau, o kaip kokiam pratyvnam viešbutį, tai rytoj pažadu. Labanakt. Čia viskas veikia po vieną. Uždarytas tualetas, uždarytas. Čia veikia. Vienas telefonas tik tais.
Vakar į Burger Kingą atvariau. Vienos duris veikia iš 2. Vienas tualetas veikia irgi iš 2. Bet ir tas, kur veikia, jau buvo toks jau ant ribos. Manau, kad jis šiandien irgi bus uždarytas. Ant 50% pajėgumo Amerika taip veikia kol kas. Klausėt, kaip aš miegojau? Ar ne, klausėt. Manau, pasigirdo, kad klausėt. Tai, taip. Nėra, kad labai gerai, nėra, kad blogai. Iškia, nusispaudė kaulėti mano šonai, bet 7 valandas gal išmiegojau. Yra dar kur tobulėtai lovai biškai. Kas čia prabėgo? Šitą padangą, man rodo, kad biškį tuštoka. Dar vizualiai nelabai matos. Cirklė ir Amerikoje cirklė. Čia stirna ką tik prabėgo. Patikėkit, tikrai prabėgo. Aš nespėjau tiesiog kameros jungti. Bliama, čia gerą vietą šiaip apsistot būtų nakčiai tokia atrast. Tik jau čia nelabai leidžia čia miegot. Kempint. Bet ir šašlykinė ir staliukas. Ne, bet šiandien matelis jau reikia ir išsimaudyti ir lovos nebagos. Čia ateity gal tokį paimsiu. Norėjau aplink ežerą praeit. Biškį klimpau. Biškį. Kai dūrė šitas. Kartais nežinau, kodėl darau dalykus, kuriuos darau. Jums būna taip, kad padarot ir galvot, kodėl aš taip padariau. Bet aš norėjau pasivaikščiot po mišką kažkur ryte gerai gamtoj. Ypač kai 3 savaitės ten miesto ritmu variau Čikagoj, tai reikia įsižeminimo biškį. Nežinau, miškas kaip miškas, neatskirčiau, aš čia Amerikoje dabar esu ar Lietuvoje. Viskas tas pats. Atskirčiau nebent jeigu pakliūčiau kokius spastus į kokį tinklą ir mane pakelia virš medžio ir atbėga toks rednekas, incestas su peiliu. Ir pradeda ten knabinėt mane, tai tada suprasčiau, kad aš jau Amerikoje esu tikrai. Tiesiog į kiemą kažkieno išėjau.
Gal neišlėksi su šautu Vytmanis. Faina vieta gyventi. Geras toks lengvas rytinis haikelis. Apsiprausiau su drėgnom servetėlėm. Ir štai surinkau kokius 42 mažiausiai voratinklius su galva. Važiuojam pusryčių. House, Lord, I'm down in the gully, where the creek is high. Lord, I'm down in the gully, we're rolling in the moonshine. Ai gerai, ne aš viens būsiu be džipo. Galvoju sarmata, su sedanu čia atvažiuoti. Paklausiau, ar turi daržovių, tai sakė, ne, tik tomatą ir bulves. Čia taip amerikietiškai. Tai va tokie pusryčiai pavadinimu vegano košmaras kainavo $11. Visai normaliai. Su arbata. Turiu menys su geriamu arbatą, ne su arbatpinigiais. Arbatpinigių... Nežinau, ką aš ten nieko nepalieku. 13 centų. Užteks. Man va čia tas kentukis jau va čia jau Amerika. Tokia kokia aš įsivaizduoju. Jau kažkokie tais kaubojai, dešrelės, kiaušiniai, pikapų, belia kiek ir... Varom gilin dar į Kentukį, paskui link vakarų Virdžinijos. Varysiu, gal šiandien dar pasieksiu. Jiha! Šitas gal ir nelabai gerai nuskambėjo. Tas jiha. Costco tik kaip pas mus koks Saniteksas, tai jis dar visko daugiau ir kainos ženkliai jaučias, kad pigesnės lyginant su kitom parduotuvėm Amerikos. Ir prekių asortimentas toks didelis labai įvairus. Viską turi imti dideliais kiekiais, nėra, kad ten pasimsi vieną nektariną, va turi mangų 6 centų arba visą šitą dėžę. Ir čia kainos net su Lietuva galima lyginti normalios. Pavyzdžiui, braškių 900 gramų $6 PM. Tai čia 6 eurai. Nepilnai.
figų. Šitiek figų. 11 dolerių. Kur šiaip norėčiau pasimti kelis vaisius paragauti, bet su tokie kiekiai, kur neimsi po dėžę to ir ano, tikrai nesuvalgysiu. Obuoliai tokie netikri labai. Šiaip nektarinai kvepia. Vis dėlto mangų pasėmiau. Mangų kainą, tai čia aš nežinau, čia ir su Azija gali galinėtis 6 organiški mangai, 7 doleriai PM. Čia už mangą realiai euras. Visai geras dealas. Čia vidutinio dydžio, čia dar nėra didžiausias. 600 gramų. Go big or go home. Razinova 2 kilogramai. Visam gyvenimui ir dar anūką, manau, kad užteks. Pasirodo, čia be kortelės, Costco kortelės tavęs neaptarnauja. Nori kažką nusipirkti, turi Costco kortelę turėti. O Costco kortelė kainuoja šiandien 5 dolerius. Tai gal ir apsimokėtų, jeigu bent kelis mėnesius čia šopintumės dabar, tai nematau tikslo. Na tai va, gyriau, kainas geras, bet ir sąlygos yra atitinkamos. Turi būti abonementas. Kokia mašina, toks ir kūras. Nėra bloga. Nepriimim tikrai. $13,3 galono, 50 litrų, kainavo 40 dolerių. 50 litrų apie 35 eurus. Beveik pilnas bakas. Nežinau, toliau patys suskaičiuokit kažkur, tais eurą nekainuoja benzinas litras. Neturiu monetos. Nieko nelaimėjau. Bet doleris dabar 90 centų eurų, tai net eurą nepralošiu. Bet reiks kazino galbūt. Nu čia įdomus kelias, nusimato per tunelį vienpusį. Kaip žinot, kad jau galima važiuoti, gal tam ir šviesoforas. Šviesoforai nėra. Tokią mašiną dar biškį platesnė, kokia jau nejauku būtų. Kaikiausiai.
virtuvė, tokia svetainė, čia miegot loftukas. Ten tualetukas. Ir Amerikai yra pasirodo lauko tualetai. Nors jo, šiaip yra tie gyvūnai su mėnuliu išpjauta. Vakarų Virdžiniją varysiu, tai manau pamatysiu ne vieną. Čia toks atrodo užleistas gerokai. Kai akmenėlis eina savo. Puntukai, tu slėpkis po akmeniu. Oi, tas kentukis. Gražu, čia karšta. Patusau. What the fuck? Čia turėjo būti kažkokia observatorija. Čia priejau kelio galą. Nieko nebuvo. Tada galvoju, čia turbūt reikia lipti, čia jokių ženklų. Čia užlipu spyną. Čia aš jau galėčiau paliubiu, ten vėl uždaryta. Ir jaučiu, kad čia nėra ta observatorija. Nes turėtų būti neprivati. Visiems prieinama. Nu bent jau pasivaikščiau ir suprakitavau visas, tai bent jau tiek. Nežinau, kur važiuot. Ant tiek interneto nėra, kad tiesiog nėra. Tiesiog čia nėra interneto. Nei 3G, nei 2G, nei 1G, nei VAP. Nei nieko nėra. Gerai, kad ir šalikelėse tokie mini parkingiukai, ten vienai dviem mašinom, tai sustojau pasižiūrėti, žiūriu, kad ne ten biškį nuvažiavau. Dar žemėlapį patį užkraunu ir taip žiūriu, visos mašinos taip sustoja. Vienas apsisuka, kitos toliau važiuoja. Matyti niekam nėra jokio čia interneto. Nes aš turiu dabar 3 internetus skirtingus. Nei vieno nėra. Nieko keisto, kad čia kai žmonės pasiklysta miškuose, ten jų paskui nieks neranda. Kartais niekada net neranda. Pas mums irgi yra, kur ten to ryšio nėra arba labai silpnas, bet kad taip visiškai nebūtų, net jokio minimalaus, tai nežinau. Mūsų ir kuklesnė ta šalelė, bet čiagi Amerika, čiagi blemba 5G, jau 6G tai bus, SpaceX, NASA, čia viskas, NSO. Čia yra velnio atodanga. Kaip baisu.
Čia ir velnės koja išsisuktų. Čia kažkokios avietės lyg ir. Bitė užsivijo panelę. Draskės, čia vaikė ir taip pabėgo į mašiną. Tai va yra avietės amerikietiškos. Arba kažkas panašaus į avietės. Tai surenku 2,5 laiko ir paragauju. Jūs. Gerai, pirnokuose. Kažkas tarp žemagės ir avietės. Tai dar nelabai pirmokį į galą. Gali būti ir nuodingos, aišku. Ir vis dar interneto nėra, absoliučiai nei vieno iš 3. Laukia kaip kieme tiesiog vežimėlis neįgaliojo padėtas per vidurį. Tai vienu metu užgaudžiau internetą, greit nusistačiau kažkokį miestuką pakeliui ten link Virginijos ir toliau nėra nieko. Ant kiek čia Kentukis gyvena? Jie gyvena. Jie realiai be interneto jie gyvena. Įvažiuoju kažkokį miestelį, žiūriu pavadinimas Sandy Hook. Taip galvoju, kažkur žiauriai girdėtas. Irgi čia pasirodo buvo, kur šaudė mokyklos belekiek. Sandy Hook. Skerdynės, kas ten neatsimenu, bet kažkok 10 gal metų. Gal anksčiau. Bet gali būt, kad ne tas. Bet toks pavadinimas, kur nuo arbūzdų. O internetas atsiradęs. Pasirodo net ne šitas, čia Sandy Hook. Tam, kur šaudė Konektikuto valstijai. Toks pavadinimas atrodo Sendės kablys ir vat yra daugiau negu vienas Amerikoje ir jau čia daugiau nebūtų gal net. Kur atrodo kažkokia babelė buvo su kabliu įkūrę tą miestelį ir pavadino Sandy Hook, bet yra ir Kentucky ir Connecticut'e. Ir dar įvažiavau ir ten iš karto gimnaziją, mokyklą ir galvoju, o jetu, kaip čia papuoliau tokio dalyko, fu. Bet pasirodė nepapuoliau. Einam į dolerio parduotuvę. Pažiūrėt ir kas už dolerį čia. Net vanduo $2, o dolerio parduotuvė vadinasi. Jeigu yra už dolerį. Čipsų mažas pakelis, 2 PM. You crazy. Koso vanduo, $1.25, kurį iš manęs atėmė Costco, nes neturėjau jų kortelės. Eina sautas Kentukis, koks maladėts, mokesčiai skaičiuoti į kainas. Nes Illinois tai ten perki bele ką parduotuvį ir tau kasoj tik paaiškėjo, kad dar mokesčių koks 10-12% užsimeta. Nesvarbu, ką pirksi. O čia va 2 PM ir 2 PM tik sumokėjau. Nice.
Man dabar jau principo reikalas ras dolerio parduotuvėj kažką už dolerį be vandens. Ai. Čia per mažai. Nieko nėra. Va. Vėl tik vanduo. Ojojoj. Nieko nėra čia po dolerį. Front door. Neužsisakinėkit maisto, nepasigūglinę, net jeigu ir žino tą kalbą. Filadelfijos kepsnys yra sumuštinis su mėsa, pasirodo nėra kepsnys tiesiog. Nu bent jau bulvytas yra bulvytas. Bulkas liko, gal kokie šuneliai pasitaikys, pakeliui pasiėmiau. Bet mėsa tai labai buvo skaniai, bent jau tiek. Bulvės tai, nu tai kad ten tik bulvės iš bėdos šitą Different day, get me drinking that moonshine, get me higher than the grocery bill, take my troubles to the high wall, throw them in the river and get your fill. We've been sniffing that cocaine, ain't nothing better when the wind cuts cold. Lord, it's a mighty hard living, but a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. Geresnio ir neįsivaizduoju. Einam pažiūrėt, apriims. Žodžiu, užėjau į tą motelį, sakau, turit nakčiai kambariuką? Turim. Kur jie čia neturės? $80 nakčiai, nu tai čia pigiau nebus, nu gali būt, bet dar blogiau bus turbūt tik tais. Tai dabar atsidariau atsiliepimus į Google, 3 žvaigždutės iš 5, o Booking'e 5 su kapeikom iš 10. Ne kažką, bet kito čia ir susirinkom, ar ne? $80. Aš kokiam Bali čia savaitės nuoma, gero kambario su pusryčiais. Bet ką padarysiu? Svajonėgi šalis. A few moments later.
kambarys nerūkantiems, bet niekas neklauso šitos taisyklės. Koks vaizdelis. Tarakonai, kur jūs? Blema, jeigu ne tas kvapas, tai būtų dar baika visai. Kvapelis tai Atrodo, kad peleninė, va tai va uždėta kai kaukia ir kvapuoja. Taip, tai patalynės inspekcija. Išskalbtų. Net ir jaučias tokia šviežia. Bet ant tiek viskas smirda rūkalais, kad net nežinau, ar užuošiu, jeigu jinai nesmirdėtų, atrodo šviežia. Čia reiktų ultravioletinės, aišku, šviesos, kad išsiaiškint visus nuostolius. Nu, čia dar nemačius kambario, buvo galima sakyti, kad blogiausia, kur esu gyvenęs kainos kokybės santykių. Bet ir šiaip toks labai nejaukus kambarys, nežinau. Kvapas tai jau čia kvapas, kad rūkalais neaukia, tai pirmas kartas būtų kambarys. Šokas tiesiog sienos ir tuščias beveik. Grinai toks apiplėši banką, atvarai čia su savo furgonu, va tokiu. Ir sėdi tam kambarį lovai, rūkai cigaretės 2 dienas ir paralyžuotų, tai rais ar netvarė policija, tave supakuoti. Tai vat toks vaibas čia. Į tą kambarį tai reikia grįžti grinai tik tais miegui. Ir nedaugiau niekam. Varau dar į krautuvę, vandens reikia pasiimt kažką pažiūrėti ir vis tiek čia teks grįžti. Omleto sustojimas. Hei, tai Aldi. Galvau, bus kainos bile kokios, bet vaisių daržovių tai visai normalios. Obuoliai visi tokio kietumo, kur bandau įspausti stipriai su pirštais, patikrinti ir visi bile kaip kieti, kur niekiek nepasiduoda. Gal 6-7 rūšis apsieis. Norėjau sakyti normalios šitos kainos, ir atrodė pieno produktai irgi kambučia tik $2. Bet tada priejau prie ryžių trapučių, kur pas mus kainuoja centus. 6-7 centų. $3. Tai nebepjauk. Net sūris nekainuoja brangiai. Kažko sūris $2 nekainuoja. Toks jaučias kažkoks ne Amerikos vaibas, tai parduotuvėje panašu kaip Vokietijai, per daug švaru, tvarkinga viskas. Įsižeidžiau, kai Costco neaptarnavo šiandien, tai dabar ieškau naujo geriausio draugo.
tokia vėla. Čikagos, tai čia visur pigiau viskas atrodo, dabar iš Čikago kainos, tai ten valo vyla. O čia provincija galima gyventi. Pasiėmiau kelis jogurtukus, kažkaip užsimaniau. Ir vieną kažkokį normalų, graikišką, kitą veganišką pasiėmiau iš kokoso. Ir įmušiau va tokią dydžią, $3. Maksis, sakau, kad tu čia $3? Nenoriu aš tavęs. Duokit man normalų kokį. Reiktų ten iš jūsų. Sygalą geriausia. Vieną tokį pasiėmiau. Pasiimsiu antrą. Blemba, parduotuvėj prasilenkiau su viena moterim ir taip pradėjau dairytis, galvoju, kur čia mano viešbučio kambarys kažkur parduotuvėj yra, nes šitaip smirdėjo rūkalais, kad aš nežinau, ar žmogų esu sutikęs, kad taip dvoktų per atstumą. Gali būt, kad ten mano kambarį gyveno ir labai daug rūkė. Arba jinai ir mano kambarys pora yra, nežinau. Nu, kažkaip mane purto po to viešbučio apsilankimo, bet reikia grįžti. Reikia akis į akį susidurt su realybė. Šiaip noriu miegot, tai suvalgysiu jogurtą ir eisiu miegot. Kaip čia įsiparkuoti tą vietą? Kaip čia šitas? Nors gal reiktų prie to būsiko nestatyt, nes čia jeigu kažkas čia vyks, čia koks reidas svatas, kai atvarys čia išsprogdintą būsiką, bėgs, man maligų sudaužys, apibraižys. Gal pastatysiu šalia iš kitos pusės. Kas esat buvę Kaune Džampube, tai žinot, kaip tos grindys prie baro limpa, kur atrodo batus pamesi. Arba šiaip klubuose būna daug kur limpa grindys ar baruose. Tai čia panašiai, net tas garsas atlipimo toks nuo kojinės čia. Gaila, geros kojinės, reiks išmest dabar. Nu. Kažkaip prasivėdinti, šį miegą reikia. Nors čia be šansų, nežinau čia. Man rodos išvėdintų tik tais benzino bakas ir degtukai šitą kambarį, visą šitą viešbutį. Ką, einu į dušą, tikėkimės yra šiltas vanduo, yra išilsėtas. Rytoj geriau anksti atsikelsiu. Šiaip vakar nuvažiavau virš 500 km, šiandien mažiau net nuvažiavau, nors vakar nuo pietų tik išvažiavau. Bet šiandien visokiais šunkeliais, miškais ten ir taip toliau. Tai ir to irgi, manau, panašiai gausis ir turiu numatęs vieną visai įdomų sustojimą, tai greitai. 2 minutės bandau išsiaiškinti, kaip paleist dušą šitą. Čia tipo nieko. Čia atsakia. Čia tik bėga. Tai jokio perjungimo nėra. Čia man yra visur skiria šalyse šitie vat visi dušo pirčiūdai ten Indijoj, Pakibiro, Prūsės, pofig. Bet šitas tai man labiausiai erzina Amerikoje, aš nežinau. Kažkaip biesina vien dėl to, kad yra dušas, bet niekad nėra to laikytis ir praustis dušo galvutės. Ir amžinai su to paleidimu ir karšto vandens ir apskritai kaip čia jungt.
prausius kaip po kibiro, bet kad kibiro nėra. Stiklinės, nekas. Šitą. Gal šitą čia. O, tas sukasi. Aš iš esmės viešbučio norėjau, kad nusimaudyt pirmą vietą, nu ir aišku, kad geriau išsimiegot, bet kad nusimaudyt po. Ir dabar turi po kranu maudytis. Ai, $80, net dušo negauni. Tipo, bent jau šiltas vanduo yra. Kažkaip. Viewer discretion is advised. Cops is filmed on location with the men and women of law enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. Atidarykit, šerifas. Sveiki, šerifo pavaduotojas Virginijus Johnsonas. Norėjau pasiklausti, ar nematėt šią naktį nieko įtartino, nes netoliese čia turėjom vagystę didelę ir įtarėm, kad vagis galėtų kažkur tai iš čia slėptis netoliese. Nežinau, aš tik vakar čia tvariau, tai nieko nebuvo, ramiai kažkaip, tik tais kondicionierius labai garsiai ūžė, aš galvojau naktį, kad lyja, pasirodė čia kondicionierius, manau, tiesiog ūžė ir varvėjo. Šiaip tai, ką žinau, ramu. Tai nieko nematė, taip? Ne. O kodėl jūs lietuviškai šnekat, jeigu čia Amerika? Nu, už tokius klausimėlius tai galėčiau jūs pasodint arba net nušaut čia. Gerai, atsiprašau. Ir šiaip tai jūsų kambarį nerūkoma, o jūs čia taip ir rūkėt, man net nosį riečia, tai irgi galėčiau pasodint arba nušaut geriausiu atveju. Džiaukitės, kad gerą dieną man. Geros dienos jums. Net ne aš čia prirūkiau, čia jau buvo. Čia buvo, man. Atsiprašau, gal žinot, kaip dušą čia paleist? Dušą kaip paleist.